Esu Vilmantas Balčikonis, Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos viceprezidentas. Šiandien pakalbėsim apie tai, kaip patikrinti, ar interneto svetainė yra pritaikyta silpnaregiams. Remsimės pasaulio konsorciumo saityno standartų Web Content Accessibility Guidelines. Ir pirmas dalykas, į ką verta atkreipti dėmesį, tai yra svetainės teksto kontrastas. Matote du pavyzdžius, kuomet vienas kontrastas yra blogas, o vienas kontrastas yra geras. Ir tikrai matom, kad kairiai pusėje esantis tekstas sunkiai žiūrimas, jį skaitant vargsta akis, o dešinė esantis tekstas yra ryškus, aiškus ir jį mes galėsim įžiūrėti iš toliau ir net jeigu į ekraną švies ryškus saulės spinduliai. Yra taikomi skirtingi reikalavimai dideliam tekstui, tai yra antraštėms, ir įprastam tekstui. Įprastas tekstas, tas, kuriuo rašome įprastas pastraipas, jo kontrastas turėtų būti 4,5 prie 1, o didesnio teksto gali būti šiek tiek mažesnis, 3 prie 1. Pasižiūrėkime, kaip patikrinti svetainės teksto kontrastą. Visų pirma, parsisiunčiame ir atsidarome įrankį Color Contrast Analyzer. Jis yra labai patogus, galime pasiimti pieštuką, juo pasiimti teksto spalvą, tuomet pasiemame kitą pieštuką ir pasiemame fono spalvą ir gauname atsakymą, ar mūsų kontrastas atitinka įprastam tekstui ar atitinka dideliam tekstui. Šiuo atveju matome, kad abu punktai yra raudoni ir tekstas netitinka kontrasto reikalavimų. Kitas būdas, kaip patikrinti kontrasto dydį tinklapyje, tai yra naudojantis Wave įrankiu, kurį galima atsisiųsti ir įsidiegti Chrome naršyklėje. Jį atsidarius gauname ataskaitą su įvairiomis klaidomis, programavimo, prieinamumo klaidomis, tarp jų ir kontrasto klaidos. Galim pasižiūrėti, kurioje tinklapio vietoje jos yra, kuris elementas netitinka kontrasto reikalavimų. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad valdymo elementai, mygtukai, meniu punktai taip pat turėtų atitikti kontrasto reikalavimus. Šiuo atveju vėlgi naudojamės Color Contrast Analyzer įrankiu, pasižiūrim, ar mygtukas prisijungti yra pakankamai kontrastingas. Kai mygtukas yra nepakankamai kontrastingas, jo gali neįžiūrėti silpniau matantys žmonės, vyresni žmonės ar naudojantis prastesniu ekranu. Dėl to verta rūpintis jūsų tinklapio įvairių elementų kontrastingumu. Kitas principas yra spalvų naudojimas. Galime pasižiūrėti į šį palyginimą ir įsivaizduoti, kiek svarbios, kiek informacijos suteikia spalvos. Kairiai pusėje matom įprastą žemėlapį ir galim suprasti, kad mes važiuojam per upę, kad čia yra kamštis, kad kairėje pusėje yra žalioji zona, o kai mes netenkame spalvų, mes pamatom, kad tikrai daug informacijos prarandam. Nežinom, ar čia važiuojam per kalnus, per tunelį, ar čia žalioji zona, ar čia upė. Tai galim įsivaizduoti, kiek informacijos praranda žmonės, tie, kurie negali matyti spalvų. O tokių tikrai yra. Dėl to turime principą, kad tinklapyje negalime naudoti spalvos kaip vienintelio būdo perteikti informaciją. Ir tokie pavyzdžiai būna paprastai mygtukai, kai sakome, prašom paspausti žalią mygtuką. Ir prie to žalio mygtuko arba prie to žalio elemento nėra kito indikatoriaus, tik tais spalva. O dešinėje pusėje matome gerus pavyzdžius, kai yra burbuliukas ir ženkliukas. Tinkamas, netinkamas, įspėjimas ir panašiai. Patikrinau vieną iš svetainių, kur galima įsigyti bilietus ir griežtai žiūrint, galbūt tikrai pažymima, kad šitos vietos yra užimtos ir tuo, kad čia nėra skaičiukų.
Bet kai mes padarome nespalvotą nuotrauką, matom, kad tikrai sunku įžiūrėti, jog šios vietos yra užimtos arba negalima jų pasirinkti. Turime kitą pavyzdį, kuris yra daug prieinamesnis, daug ryškesnis, kai užimtos vietos yra užpildytos ir labai aiškus kontrastas tarp užimtos vietos ir neužimtos vietos. Ir net jeigu padarome pilką nuotrauką, matom puikiausiai, kurios vietos užimtos, o kurios ne. Patikrinti galima tiek pasižiūrint, tiek pasidarant pilką nuotrauką puslapio to elemento, kurį mes tikriname. Ir taip matysime, kiek jisai atitinka šitą principą informaciją atvaizduoti, ne tik spalva. Kitas svarbus principas silpnaregiams yra galimybė pasididinti tekstą iki 200%. Šiais laikais mes tikrai turim didelius ekranus ir tą galime sau leisti. Pasižiūrim, kas būna, kai kuriuose tinklapiuose šita funkcija yra įgyvendinta netinkamai. Didiname ir pasirodo, kai padidinam iki 200, mes prarandam dalį mygtukų, prarandam galimybę jais naudoti. Ir net jeigu mes vadinamuoju scroll baru arba slankikliu nuslenkame į šoną, tie mygtukai neatsiranda. Mes prarandam galimybę naudotis funkcijomis tinklapyje. Tai yra blogas būdas įgyvendinti šį principą. Taip pat standartas mums nurodo, kad jeigu tinklapyje yra judantis, mirgantis elementai, turi būti galimybė juos išjungti, sustabdyti ir pasižiūrim, kokių variantų būna. Matom, kad tinklapis modernus, gražus ir tikrai yra daug mirgančių, judančių elementų, tačiau aš visaip kaip žiūrėjau, neradau būdo, kaip sustabdyti šitą animaciją. Tuo tarpu, pasižiūrėjus modernesnį puslapį, mes taip pat randame animaciją, taip pat randame mirgėjimą, tačiau yra tiek galimybė pasirinkti skaidrių, vieną iš skaidrių, prasukti skaidres ir taip pat yra pauzės mygtukas, kuriuo galima sustabdyti judėjimą. Arba paleisti, jeigu norime pasigrožėti išmaniais naujais telefonais. Dar vienas principas, kurį reikia patikrinti, tai yra elementų fokusavimas. Tiek silpnaregiai, tiek kitas technologijas naudojantis, pagalbinės technologijas naudojantis asmenys, jie dažnai tinklapį valdo vien klaviatūra. Ir tuomet yra labai svarbu, kad mums perinant nuo vieno elemento prie kito, vizualiai būtų parodoma, kuris elementas yra sufokusuotas. Pasižiūrim ir kai mes spaudžiam Tab klavišą, matom, kad fokusas šokinėja nuo vieno elemento ir mes tai galime vizualiai identifikuoti ir patogiai naudotis tinklapiu. Dar vienas principas tai yra susijęs su formomis, kurias mes labai dažnai pildom internete, ar norėdami užsiregistruoti, ar įsigyti prekę. Ir labai dažnai būna, kad mes klaidingai parašome elektroninio pašto adresą, telefoną ir paspaudžiam mygtuką registruotis, išmeta klaidą arba tos klaidos neišmeta. Šiuo atveju mums tik identifikuoja vizualiai raudoną liniją arba juodą, net tiksliai neįžiūriu ir nepaaiškina, kokia yra bėda. Tai turėtų būti parašyta tekstu, kad klaidingai įvestas paštas ir taip pat čia turėtų būti nuvestas fokusas, kad asmuo galėtų greitai ir efektyviai pataisyti klaidą ir pasinaudoti jūsų paslaugą, užsiregistruoti ar nusipirkti prekę. Šiame video apžvelgėme principus, kurie yra aktualūs silpnaregiams, kad tinklapiu būtų patogu naudotis, paprasta naudotis ir kaip tai patikrinti. Tačiau tai nereiškia, jog tuo pačiu tinklapiu galės patogiai naudotis neregys su ekrano skaitimo programa. Apie tai, kaip patikrinti tinklapio prieinamumą neregiams, kalbėsime kitoje laidoje, kitame video. Dėl to prašom, prenumeruokit ir žiūrėkit mūsų patarimus, kurie tikimės, kad bus naudingi. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito susitikimo YouTube kanale.